Vos įžengus į Janinos ir Stepono Budrių sodybą, akį iškart traukia išpuoselėta ir skrupulingai prižiūrėta aplinka. Čia gausu įvairių lapuočių, spigliuočių, nemažai prisodinta ir vaismedžių. Prie pat namo įrengtas įspūdingo dydžio alpinariumas, ponios Janinos rankomis apsodintas įvairiausiais margaspalviais vienmečiais ir daugiamečiais augalais. Sodybos šeimininkė sakė, kad gražią aplinką gali susikurti kiekvienas, tačiau ne visi žino, kaip tai galima padaryti. Moteris noriai sutiko pasidalinti mintimis apie gėlių sodinimą. Priekyje, pirminiam plane visada sodinu žemiausias gėlės, po to šiek tiek aukštesnės, kol akis pakyla iki aukščiausio lygio. Taip bent yra rekomenduojama sodinti ir aš, kurie yra nepatyrę, tą patį irgi sakau. O derinu daugmaž pagal spalvas, pagal nuojautą. Tai ir daug reikia triūso įdėti, kad būtų tokia aplinka? Be abejo reikia pastoviai ir laistyti, ir ravėti, ir keisti augalus. Kad ir daugiametės gėlės praeina 3-4 metai, būtina jas išraut. Aš etapais vieną plotą išraunu, persodinu, nes jeigu nepersodins, jie praranda savo grožį, nustoja žydėti ir būtina pastoviai po 4-5 metų, kad ir daugiametės gėlės keisti, arba bent jau išrovus vėl iš naujo persodinti. Nors sodybos aplinkos puoselėjimu užsiima abu Budriai, kai kuriuos darbus jiems tenka nudirbti kiekvienam atskirai. Kol ponia Janina rūpinasi gėlių daiginimu, jų sodinimu ir ravėjimu, jos sutuoktinis užsiima labiau vyriškais darbais. Darbai yra tie, kurių moteris neįveikia, aišku, sakykime, techninė dalis kaip medelio apkarpimas, laistymas, žoliapjovė, kastuvo darbai, lysvė kokie perskvarbyti. O kaip su gėlių auginimu? Ar pats užsiimate gėlių dauginimu, auginimu, sodinimu? Aišku, aš tą suprantu, bet man užtenka darbų ir fiziniai, sakykime, šiltnamyje, kaip pajungti automatinį laistymą arba su kibirais panešioti. Vis tiek tokie darbai, kur moteris neįveikia, tai viskas man raumenų auginimai, sakykime, tinka. Budriai savo sodybos aplinkos grožiu pradėjo rūpintis vos įsikėlę gyventi į Grūto kaimą. Prieš daugelį metų atsiradęs pomėgis auginti gėlę savo poreikiams pamažu tapo ir pragyvenimo šaltiniu. Pradžioje jie augino svogūninės vienmetes gėles, vėliau pradėjo veisti daugiamečius augalus, o po kurio laiko prie namų įrengtuose šiltnamiuose Budriai ėmėsi auginti įvairias prieskoninės žoles ir vaistažoles. Per 20 augalų veisimo metų, rodos, jau niekas šioje sferoje Budrių nebegalėjo nustebinti. Tačiau vis dėlto būta tokių augalų, kurie sodybos šeimininkus pradžiugino netikėtų dydžiu. Vienas iš tokių gal retų nutikimų yra šita gėlė ledukas. Niekas net nepagalvos, kad gali būti tokio aukščio ledukai. Pernai šitoje vazoje buvo kompozicija iš kelių gėlių. Šitą vazą įnešėm į šiltnamį, šiltnamis per žiemą buvo kūrenamas, ji pamažu sunyko, labai retai laisčiau, bet laisčiau. Ir netikėtai vasario pabaigoje pamačiau, kad dygsta daigeliai. Tada gausiau pradėjau laistyti ir štai iki šio momento iš mažo leduko išaugo labai puošni, graži gėlė. Nors niekas nepatikės, kad čia yra ledukas. Tai mus labai džiugina. Janina ir Steponas Budriai mums aprodė savo valdas, auginamus augalus, pasakojo apie jų priežiūrą. Iš didelės gausos augalų, kurių sodybos šeimininkai suskaičiavo beveik 300 rūšių, ponui Steponui mieliausiai hiacintai, o poniai Janinai – lilijos. Pastarosios šiemet itin dosnios įvairiaspalvių žiedų. Beje, Budriai prižiūri ne tik savo sodybos aplinką, bet ir puoselėja prie namų esančio ežero pakrantę, kurioje ponas Steponas įrengė tiltelį, o ponia Janina pasodino gėlių ir kitokių augalų.